2026-iesiems Lietuvos ekonomikai žadamas spartesnis augimas negu buvo šiais metais. Tiesa, ekonomikos augimo greitkelis bus 2 juostų. Spartesnio augimo juostoje matysime į vidaus rinką orientuotus sektorius, tokius kaip paslaugos įvairios, pramogos, prekyba. Iš antrosios pensijų pakopos atsiėmę sukauptas lėšas, gyventojai tikrai dalį jų išleis prekiam ir paslaugom pirkti ir tai pašokdins vidaus paklausą. Lėtesnio augimo juostoje atsidurs jau nuo užsienio rinkos priklausantys sektoriai, tokie kaip, pavyzdžiui, pramonė ar transportas. Deja, bet pasaulio ekonomikai ir tame tarpe didžiosiams pasaulio ekonomikoms, tokioms kaip JAV, Europos Sąjunga ar Kinija, prognozės nėra labai optimistinės. Taigi ir mūsų minėti ekonomikos sektoriai augs ganėtinai lėtai, tačiau augs. Visame šiame kontekste reiktų nepamiršti ir geopolitinių įtampų. Rizika kylanti dėl politinio neapibrėžtumo vis dar yra didelė. Šiuo metu niekas nesiema prognozuoti karo Ukrainoje baigties ar jo tolimesnių tendencijų. Tad gali būti, kad pajusime ir tam tikrus ekonominius pokyčius.